Ištekėjau gana vėlai, 39, pastojau gal pusmetis, nepraėjo po santuokos ir jisai nesėkmingas. Nesivystantis nėštumas, dar kada apžiūrėjo gydytojai, sako, gal dar ne, bet po 8 savaičių pasakė taip. Iki 12 savaičių yra bene dažniausia vaikelio netektis ir tos priežastys mokslo jau yra iš tiesų išnagrinėtos, įrodytos ir kaip bebūtų liūdna, bet ankstyvi nėštumo nutrūkimai dažniausiai yra tikrai ne mūsų valioje sustabdyti tą vykstantį procesą, nes virš 90% šitų nėštumo nutrūkimų įvyksta dėl chromosomų anomalijų. Gal ir skamba nepopuliariai ir taip gal ir skaudinančiai, bet yra gamta, kuri nulemia didžiumą tų nėštumo nutrūkimų iki 12 savaičių. Dažnai mėgstu sakyti, kad tai ir tylieji nėštumai, ir tyliosios netektys. Nes kartais medicinoje išgirstam, kad nėštumas iki 12 savaitės nenėštumas. Ir kaip tada moteriai išbūti, jos kūnas neturėjo pokyčių, mes iš socialinio spaudimo nebuvom pasakę niekam aplinkui, nes bijojom netekti, bet netektis įvyko, skausmas yra, kur jį padėti, kaip grįžti į įprastas veiklas, kaip grįžti į bendravimą, kaip grįžti į darbą, kai atrodo net negaliu pasakyti, nes prieš tai nebuvo leista kalbėti. Mes iš tiesų sakom, tikrai diagnozavę tą mūsų galbūt sunkiausią žinią, tai yra pranešti, kai moteris ateina nėštumo diagnostikai arba tam pirmajam nėštumo trimestre kontroliniam, tarkim, vizitui jau po mėnesio ir mes pamatom, kad nėštumas nesivysto, kad reikės išprovokuoti persileidimą, kad reikės su šito nėštumo atsisveikinti, galbūt ta žinia yra tokia sunkiausiai pranešama, nes vėlgi, tu jautiesi šiek tiek kaltas dėl to, ką tu pamatai ir dėl to, ką tu turi pasakyti. Tai gydytojai taip pat nelengva, nes tarsi ir norisi verkti kartu su ta moterim, bet tu negali savo ten silpnumo rodyti. Tu turi būti stiprus, kad tu jai padėtum nusiraminti. Vis dėlto tai vienintelis dalykas, kurį aš turėjau, tai yra žinia, kad aš laukiausi, o daugiau nieko. Pradėjau daug pirkti seminarų apie netektį. Ir kur vis klausdavau, ar man tai tinka. Nes tarytum, aš nepalaidojau nieko, ta visuomenės, kad kol nepalaidojau, tai ko tu čia gedi. Ko čia raudi ir panašiai susirink daiktus ir eik dirbti toliau. Netektis iki 12 savaičių turbūt viena iš jautriausių kategorijų, apie kurias ir kalbėti sunku, kurias ir pamatyti yra labai sunku, kurias atliepti yra pakankamai sunku, nes netekus vaikelio iki 12 savaičių mes nelabai ir turim laidotuvių ritualo. Tai reiškia, kad atsisveikinimo kaip tokio šeima neteko kartu su vaiku. Jau įstatymai pakeisti. Ir jeigu būčiau žinojusi tai, ką žinau šiandieną, aš būčiau pasilaidojusi. Mano kūnas neišsivalė pats, man turėjo daryti išvalymą. Tai šiandieną, sakau, būtų daug lengviau buvę mano smegenim, kad aš būčiau pasilaidojusi. Dabar reikia tik paprašyti ir yra suteikiamos galimybės pasilaidoti. Lietuvoje yra per labai didelius sunkumus, per didelį pajuoką, pasityčiojimus, žeminimus yra atsiradę negimusio kūdikio kapai. Ir yra Lietuvoje ligoninėse atveju, kai kunigai susidėjo pinigų ir pirko šaldiklius, nes neva ministerija pinigų neturi ir gydymo įstaigos negali savo to leisti, kad būtų pastatyti atskiri šaldikliai, kad žmogaus kūnas visose savo egzistencijos etapuose būtų laikomas ne su medicininėmis operacijų tvarslievomis arba amputuotomis žmogaus kūno galūnėmis. Dažnai moteris raginu netektyje tiesiog parašyti žinutę, kad sveiki, mūsų šeimoje atsitiko tragedija, mes praradom vaikelį. Ir po viso to sakinio parašyti, ko kiekviena šeima nori. Gal vieni norės, kad uždegtų žvakelę,
Gal kiti norės, kad nieko kol kas nesakytų, gal treti norės, kad susirinktų, nežinau, mišiose ar kažkokiam paminėjime. Aš manau, kad bendravimui tinkamam ribų nėra, bet viskas, ko reikia vengti, tai vertinimo, bet kokio vertinimo to, kas atsitiko. Kaip ir sakiau, ar ne, atidarykim tas duris patirčiai tokiai, kokia jinai atėjus. Aš pradėjau galvoti, o kaip atsisveikinama, kaip pažymima, tai tada mes su vyru leidom dangaus žibintą, kur turėjau medicininius visus popierius, nes viską spausdindavausi ir veždavausi į Lenkiją. Po vieną lapą sudegino, pasidarėm laužą ir tiesiog po vieną lapą. Tai mano buvo pirminis atsisveikinimas. Po to galvojau, kaip tai galima būtų įamžinti, kaip tą skausmą išreikšti. Tai buvo irgi kaip ir užduotis, toj savitarpio pagalbos grupėje mamoms net turėjusios persileidimą, tai visą skausmą paimti akmenuką ir vienu žodžiu įvardinti tą akmenuką ir jį paleisti į upę, į jūrą, į upę, kur tu esi. Tai va tą dieną labai stipriai išsitaškiau emociškai. Man pačiai tai buvo tai, kad mane palaikė mamos, kurios savo vaikus buvo palaidojusios. Jos buvo konkrečiai palaidojusios. Bet jos man leido išsakyti čia ir dabar, ką aš jaučiu. Ir nesakė, vaikeli, ateity pamatysi, kai bus viskas gerai. Tiesiog būti čia ir dabar su skausmu, kurio tu esi. Kada tau skauda ir jeigu tu gali išsakyti, o jeigu ne, rašyk. Ir vienas turbūt svarbiausių dalykų, kad kiekvienai mamai, kiekvienam tėčiui labai yra svarbu apsaugoti save nuo nereikalingo kaltinimo. Yra dalykai, kuriuose mes nesame kalti. Tada reikia laiko, kantrybės, daug meilės, palydėjimo, kitų žmonių pagarbos, nesikišimo, neaiškinimo, negąsdinimo, nepriekaištų, kas dažniausiai tos mamos susidūrė, priešiški žvilgsniai, replikos, apkalbos, komentarai, tokie pikdžiugiški ir kartais demonstratyvūs ir specialūs, žeminantis. Sveikoj, normalioj santykių visuomeniai tokį įvykį patyrusi šeima, jinai yra apgaubiama kitais dalykais. Kviečiu pagalvoti, kaip tų durų emocinių neuždaryti, o kaip jas atidaryti, pareiškiant palaikymą turbūt netektyje. Labai svarbu turbūt neskubėti kelti klausimų, tai kodėl nutiko taip, kas nutiko taip, nes dažnai žmonės netektyje net neįsivaizduoja, kas ir kodėl atsitiko. Labiausia tai turbūt žeidžia, mane asmeniškai žeidė, kada jau žinojau, kad aš neturėsiu savo įsčių vaisiaus, kad aš nebūsiu, neišnešiosiu savo vaikelio, tai buvo, tai įsivaikink. O, tai daryti, tu negali, jeigu tu neišgyvenai, nepaleidai, nepriėmei savo vaikelio, savo angeliuko mirties, dažniausiai tu norėsi, kad kitas vaikas atstotų tą, kuris mirė. Kuries patikė vyrui ir moteriai gyvybę, tėvai ją priima ir sako, mes ačiū šitą pasitikėjimą išnešiosim, pagimdysim, užauginsim, išauklėsim. Ir netekties akivaizdoj, jeigu aš tikiu, kad yra gyvenimas po mirties, yra amžinybė. Ir nesvarbu, kad mano kūnas yra tik tai kelių milimetrų, kelių centimetrų. Ir neturiu 5 valstybės apdovanojimų su Harvardo universiteto diplomais. Jis niekiek nėra prastesnis už laiko ribų Dievo artumoje. Ten yra tas pats žmogus. Aš šiandien galiu pasakyti, mano širdį yra randas, bet jau nebe žaizda. Tikrai noriu pasakyti moteriams, mamoms,
Jūs nesate vienos. Yra dovana supakuota į juodą spalvą, bet tai taip pat yra dovana. Šiandien taip nematom, šiandien taip nejaučiam. Atidėkime, priimkime, išskaudėkime, kad mūsų širdis, ta širdies žaizda nekraujuotų, nepūliuotų 20-50 metų. Kad širdis išskaudėtų, kad ten būtų randas, kad kitoj širdies tarpeliai turėtume savo angeliukus ir kad galėtumėm džiaugtis gyvenimo spalvom.